Ukrainiečių liaudies pasaka Pirštinė. Pametė senelis pirštinę. Štai bėga pelytė. Įlindo į tą pirštinę ir kiūti. Atšokavo varlė ir klausė. Kas čia pirštinėje topi? Pelytė smailė nosytė. O tu kas? Varlė kvaklė, leisk mane. Eikš. Bėga kiškis ir klausia. Kas čia pirštinėje tupi? Pelytė smailė nosytė ir varlė kvaklė. O tu kas? Kiškis, piškis, leiskite ir mane. Eikš. Bėga lapė. Kas čia pirštinėje tupi? Pelytė smailė nosytė, varlė kvaklė ir kiškis piškis. O tu kas? Laputė kumutė, leiskite ir mane. Eikš. Tupi visi, bėga vilkas ir klausia. Kas čia pirštinėje tupi? Pelytė smailė nosytė, varlė kvaklė, kiškis piškis, laputė kumutė. O tu kas? Aš vilkas pilkas, leiskite ir mane į pirštinę. Eikš. Eina lokys raumodamas ir klausia. Kasgi čia pirštinėje tupi? Pelytė smailė nosytė, varlė kvaklė, kiškis piškis, laputė kumutė ir vilkas pilkas. O tu kas? Aš lokys lepečkojis. Leiskite ir mane į pirštinę. Eikš. Ir jis įlindo. Bėga šernas. Kas čia pirštinėje tupi? Pelytė smailė nosytė, varlė kvaklė, kiškis piškis, laputė kumutė, vilkas pilkas ir lokys lepečkojis. O tu kas? O aš, šernas, aštri iltis, leiskite ir mane pirštinę. Eikš. Eina medžiotojas, mato pirštinę krūtą. Jis kai šaus, va kiek kailių.